Labadiena, čia Kauno dienos studija ir naujus metus pradedame kalbėdami apie viltį. Šiandien studijoje vieši Asta Kuktienė, Įtraukiojo vaikų dienos centro Vilties spindulėlis, Facebooko grupės taip pat Vilties spindulėlis, viena iš administratorių. Labadiena. Labadiena. Gerbiama Asta lankėsi Kauno dienos studijoje prieš pusantrų beveik 2 metus. Tuomet buvo metų kaunietės konkurso finalininkė. Porą metų praėjo. Bet aš galvoju, kad apie tai, kas yra dabar, pakalbėsime vėliau. Pradėkime nuo pradžių. Kaip jūs, anglų kalbos mokytoja, įsitraukite į visiškai kitą veiklą, kaip atsirado Vilties spindulėlis? Tai grinai viskas prasidėjo nuo asmeninės patirties, nes aš turiu mergaitę su sunkia negale ir Austėjai jau 15 metų. Tai pradžia mano buvo tokia, kad kaip mama, tiesiog, kuria gimė vaikas su sunkia negale, įmesta į naują terpę, į naujas patirtis, ieškojau pagalbos, kur galėčiau ją rasti, taip pat radau Facebooko grupę Vilties spindulėlis. Tada prisijungiau kaip mama, ten gavau labai daug pagalbos, labai daug informacijos, lyginant tai, kas yra dabar, kokią gauna tėvai informaciją ir kas buvo prieš 15 metų, tai buvo, išganimas buvo ta Facebooko grupė, nes mamos dalinosi patirtim ir po truputį tapau viena iš grupės administratorių. Baisu pagalvoti, kas būdavo su tėvais prieš 30, 50 ir taip toliau metų, kur jiems gimdavo vaikas su negale ir su tokia sunkia kaip ir jūsų dukrytė. Tai tiesiog tie vaikai būdavo, jie nematomi, jie būdavo uždaromi, izoliuojami, o dabar mes galim viešai išeiti į gatvę ir niekas nebebado pirštais, kodėl jinai sėdi, kodėl jinai nevaikšto. Bet badydavo. Taip. Badydavo. Būdavo. Taip, ir aš prisimenu tą patirtį tokią skaudžią, kai mes pirmus metus praktiškai pragyvendavom sanatorijose ir nuvažiavus į Druskininkus, į Saulutę, Austėjai buvo tada gal 2 metukai, važiuojam vežimėlį ir praeinantis tokie žvilgsniai, net ir buvo pasakyta tokia didelė, bet sėdi vežimėlį. Tai dabar jau ačiū Dievui to nebėra, jau galim drąsiai išeiti su savo neįgaliukais į gatvę, į miestą, į renginius, žmonės jau yra pripratę prie to. Aš nesuprasdavau niekada ir ypač iš moterų pusės, nes pas mane pametinukai vaikai ir irgi pamenu Šventojoje ėjome sūnus vežimėlė, nes mažiukas, o žmona laukėsi dukros ir moteris eina pro šalį, matai vienas vežimėlė, tai jau su pilvu eina. Tai tu džiaugis, kad atrodo, ir man tas, žinot, nesusivesdavo, nes moteris kaip tik mama ir va nauja gyvybė ateina, ar mama rūpinasi savo vaikučiu ir kažkokia tokia pagieža. Čia aš nuklydau tiesiog. Tai čia labai paprastai, tarkim, po Austėjos yra dar 2 broliai, kurie yra visiškai sveiki ir tokių klausimų ne vieno sulaukiau, tai tu čia nebijojai dar, tai kam čia iš vis dar ryžaisi, negana čia buvo maždaug 1 vargą turi, tai čia dar papildomai, toksai. Na, bet tame ryžimėsi yra logikos šiek tiek, nes turbūt buvo jums pasvarstymų po tokios skaudžios patirties ar ryžtis. Tai pusę metų buvo toksai kaltinimas savęs, kad čia galbūt mes negerai kažką padarėm, kad taip gavosi, nes Austėjos trauma yra gimdymo trauma, jos neįgalumas visas. Bet po pusės metų kažkaip po konsultacijų su įvairiais specialistais pasakė, kad tai ne jūsų kaltė, ta prasme esat sveiki, suaugę žmonės ir kažkaip nuryžomės. Man visada baisiausia, turbūt apie žmogaus likimą galvojant, tai apie tėvus, kuriems gimsta vaikas su sunkia negale. Nes tai yra suvokimas, kad daugelį metų tu turėsi rūpintis visą gyvenimą savo vaikučiu, kuris yra labai neįgalus, ar ne? Ir aš iš tikrųjų kaip, prakeiksmą tai atrodo kažkoks, kaip susitvarkyti psichologiškai. Taip, buvo tokių klausimų. Ką jūs tokio padarėt, kad Dievas jums atsiuntė šitokią bausmę? Bet vėlgi sakoma, kad Dievas siunčia tiems, kurie gali pakelti sunkumus, kurie pakelia, pataikė, pakelėt. Vis dar. Vis dar 15 metų. Bet būtent apie tą, nes aš nežinau, neturiu skaičių, bet iš savo draugų, iš artimųjų rato man toks įspūdis, kad vis daugiau vaikučių gimsta su negale. Vis tiek, matyti, visi užterštumai, chemijos, bei ironijos, kurias mes valgome, negali ir į tą praeiti. Mūsų Facebooko grupę kiekvienais metais kreipiasi jaunos šeimos, kuriom gimsta vaikas su negale. Viena ar kita tikriausiai, ar psichinė, ar fizinė negale. Taip, visiškai nepriklausomai. Nes aš vien iš savo draugų rato, taip maži vaikai ir vienos ar kitos bėdos, ar bent jau padidinti jautrumai ir taip toliau. Viltis, metų pradžia ir nesvarbu, aišku, kuris laikas, bet puikiai proga apie tą viltį.
Kaip jūs jau iš savo patirties, ne tik kaip mamos, bet ir kaip įkūrėjos centro, ar ne, kaip tėveliams, kurie susiduria su tuo, kaip susitvarkyti su savim ir kur rasti jėgų toliau gyventi? Neužsidaryti gal. Neužsidaryti, ieškoti tos pagalbos ir kalbėti garsiai. Ir jeigu yra kažkas blogai, tai kalbėti garsiai. Ir vis dar yra labai liūdna, kai sulaukiam šeimų, kurios kreipiasi į mus, į tą Facebook'o mūsų grupę, kai vis dar nesulaukia tinkamos pagalbos ligoniniai gimus. Tai vis dar trūksta to tokio kompleksinės pagalbos šeimai. Tai nepasiduoti, neužsidaryti, nes tikrai yra daug tokių šeimų, yra bendruomenių, ieškoti viešoje erdvėje, medijose tos pagalbos. Ir jinai tikrai ateina. Aš labai jums pritariu, nes ir iš savo patirties, kai yra labai sunku, tarsi atrodo, nori įlysti tamsiausią kampą, nieko nematyti ir su nieko nebendrauti. Bet tas, kad ir išsikalbėjimas paprastas, žmogiškas, jisai jau tarsi nuima dalį naštos, kurią nešiesi su savim. Tokiais atvejais, apie kuriuos mes kalbame, žmonių tai jau praėjusių patarimai, jie tikriausiai yra neįkainojamos patirties. Aišku, labai liūdna, kad ligoninės nėra tos psichologinės pagalbos. Gerėja, lyginant tuos 15 metų atgal, situacija tikrai gerėja, bet vis dar nėra taip, kaip mes norėtume, kad būtų. Bet ačiū socialiniams tinklams, jie pasirodo ir gerus darbus gali daryti, kur galima susirasti ir be jokios abejonės ne tik vieną, pats irgi žinau kitų grupių, kur kitokios negalių, širdies ta pati negalė, Rami širdis Facebook'o grupė ir taip toliau. Ir ne tik Facebook'o grupė, nes jūsgi nesate tikriausiai tik Facebook'e, jūsų vilties spindulėlis. Nekalbu apie dienos centrą, apie kurį dar pakalbėsime, bet ta grupė, kur yra Facebook'e, ko gero jūs ir kažkaip gyvai ar susitinkat ar kažkokias veiklas. Tai mes turim tokias tradicijas, kartą metuose savaitgalį vasarą būna šeimų stovykla ir šiaip dažnai, sunku iš tikrųjų dažnai susitikti, nes vienas iš tėvų būna neįgaliojo slaugytojas, kitas išlaiko šeimą. Tai tie tokie susitikimai gyvi, jie būna reti, bet stengiamės kartais vien tik tai mamos susibūriam, kažkokius tai pasidarom, tokius mamų pasisėdėjimus, pasikalbėjimus. Ir tokią tradiciją turim vasarą savaitgaliais. O pasirašinėjat? Grupė kažkokia? Tai ten verda gyvenimas. Vienas čiatas yra toks jau kasdieniai plepalai mamyčių, kaip mes vadinam, kitas yra toks griežtai tik informacija dalinamasi, kad jinai kažkur nedingtų. Bet labai gerai, kad skirta, nes reikia ir paplepėti, aišku. Taip, apie mišrainės, apie konservavimus, apie viską, žodžiu, pasišnekam. Ir kitas toksai, kad jau mamos labai dalinasi informaciją. Labai, kažkur kažkas sužinojo, kažkas kažkur aplankė reabilitacijos kliniką užsienyje. Tokios rekomendacijos, patarimai. Aišku, kiekvieno vaiko situacija yra skirtinga. Ir tu negali sakyti, jeigu mano, tarkim, austėjai buvo, aš niekada nesakau, kad važiuokit ten į Slovakiją, ar tarkim, ne, mes ten buvę gal 4 kartus. Tai gal kitam vaikui visiškai netiks, nes pajėgumai to vaiko vėl labai skirtingi. Šiai dienai, pavyzdžiui, mes labai džiaugiamės, kad mes turim jau Lietuvoje nemažai reabilitacijų privačių. Su viešom valstybinėm, tarkim, reabilitacijom, tai vėl yra atskira tema ir diskusija galėtų būti labai plati, bet šiai dienai mes dėka išsipildymo akcijos, kuri remia austėjos reabilitacijas, tai mes nebevažiuojam jokius užsienius. Mes gaunam viską Kaune puikiai. Netgi Kaune, ar ne? Taip. Ir prieiname prie jūsų įkurto dienos centro, tai kaip gavosi, kad anglų kalbos mokytojai kūrė dienos centrą. Šančiuose, jeigu neklystu. Petrašiūnuose. Aš amžinai maišau, bet palaukit. Gerai, tada dar kartą pagalvoju, net ne Juozapavičiaus, man kažkaip Kalantos, už tai man kažkaip, Kalantos gatvė. Taip, tai čia mano buvo labai sena svajonė, nes aš kai dirbau mokyklai ir norėjau grįžti į darbą, gimus austėjai, po to gimus Tautvydui, vyresniam sūnui, ieškau dienos centro austėjai ir pamačiau, kad tų dienos centrų yra tikrai nedaug ir jų yra trūkumas, bet kažkaip taip tada radau austėjai dienos centrą, jinai dabar lanko ne mano, bet kitą, kur yra vaikai su sunkia negalia ir ten yra dienos globa. Mano dienos centre yra tik tai dienos priežiūra ir kažkaip tuo metu buvo sunku man tą visą įgyvendinti, žodžiu, taip nesusidėliojo aplinkybės.
Ir po truputį aš, būdama dar mokykloje, dirbdama, įsitraukiau į tą visuomeninę veiklą, padėjau kitom šeimom, toksai labai buvo noras daugiau duoti, negu kad gauti. Aš atsiprašau, jūs iš Tauragės rajono. Taip. Ne vieną moterį pažįstu ir Kaune įsikūrusią iš Tauragės, iš tų kraštų, kuri daro rimtus dalykus. Ten yra Žemaitė, žinokit, užsispyrusios. Čia va, aš dėl to tą ir paminėjau, nes savo praktikoje susitikinęs, kad iš ties tai yra svarbu. Nuo regiono priklauso. Taip, galbūt. Šiaip tai va toksai dabar nuklydimas, tai nežinau, man gal tėvai tą įskiepijo, kad niekada nepasiduok ir siek savo tikslo. Tai va nuo vaikystės tokia užsispyrus. Tai akivaizdu. Tai va, ir taip gavosi po truputį, kad to darbo mokykloje tiesiog jau buvo man per daug ir galvoju, reikia man tą svajonę gyvendinti. Ir taip tiesiog viskas sukrito, susidėliojo, daug labai gerų žmonių aplink ir šiai dienai 3 metai jau yra centras. Daug gerų žmonių aplink. Tikrai būtų kas su tuo ginčytųsi. Jūs tai sakote ne dėl to, kad tai gražiai skamba, iš savo patirties. Taip. Iš ties daug gerų žmonių aplink. Iš ties labai daug gerų žmonių aplink ir to centro tikrai nebūtų, jeigu ne tie visi žmonės, kurie man padėjo ir vis dar padeda. Ir kuo toliau, tuo labiau žmonės supranta, kad vaikai tai yra mūsų ateitis. Kad investuoti reikia į dabar, į vaikus, kad mes turėtume šviesesnę ateitį. Aišku, gal tai skamba banaliai, bet taip yra. Net jau mokytojas prestižinė profesija, 25 metai, tai liūdna ironija tokia. Pats buvau jūsų dienos centre, iš ties tada buvo labai jauku, nebejoju, kad dabar dar jaukiau. Dar jaukiau, žinokit, yra. Nes gerų žmonių yra daug ir jūs prieš pokalbį jau minėjot, kaip tik norėjot pasidžiaugti ir galbūt padėkoti žmonėms, kurie prieš šventes aplankė ir ne tik žmonėms, bet, na, aišku, kareiviai irgi žmonės, bet ne tik lietuviai. Tai papasakokit, kas jums padeda. Mes laukiam tokio skambučio, čia gal prieš 1,5 mėnesio atgal, iš Rotary klubo Romuva. Irgi dabar mus tiesiog susiranda patys rėmėjai ir pasiūlė surinkti kalėdinę šventę vaikam. Tai jie atvyko, mes ir Romuvos atstovė, žodžiu, ir atsivedė porą karininkų, kurie yra vokiečių karininkai, jie NATO. Jie jau vasarį išvyksta iš Lietuvos ir jie panorėjo padaryti šventę vaikam. Tai negana to, kad buvo padovanotos vaikam visos dovanos, tos dovanos, kurių jie norėjo. Ką Kalėdų senelių laiškuose parašė. Ką Kalėdų senelių laiškuose ir kai matai, kad vaikas vynioja dovaną ir jisai, taigi sako, aš to ir norėjau ir kad jie gavo tai, ką jie norėjo, tai yra iš vis neįkainojama emocija. Ir jie vaikščiodami po mūsų dienos centrą, apsižiūrinėdami, sako, ko jums reikėtų kaip dienos centrui kažko tai mes su kolegė paskutiniu metu pradėjom vaikam maisto pasigaminimo tokias edukacijas. Ir čia daugiau mano kolegė dirba su vaikais ir pamatėm, kaip naudinga ir prasminga tai yra vaikam kažką paprasto pasiruošti, pasigaminti. Ir mes sakom, mes taip nedrąsiai, žodžiu, kad labai norėtume orkaitės, gal kokį pyragą išsikepti su vaikais. Tai jie taip pasidairė, o sako, jūs indaplovę turit? Ne, nereikia mums čia tos indaplovės. Išsiplausim rankom. Taip, tai mes viską ir dabar sėkmingai išsiplaunam rankom. Tai finale jie padovanojo mums kaitlentę, orkaitę, indaplovę, visą virtuvinę naują spintelę, žodžiu. Įrengė virtuvę. Įrengė virtuvę, taip. Viskas dabar yra procese, vakar dar jie atvažiavę sustatė, žodžiu, tai toksai supranti, kad kokie nuostabų žmonės gina mūsų šalį, ne tik mūsų, ir kaip labai rūpi vaikai ir kokius didelius darbus jie daro, kartais labai tyliai ir nenori, kad jie būtų viešinami. Bet aš sakau, gerus darbus reikia daryti, sakyti garsiai, kad daro. Būtinai pritariu visiškai. Ir taip yra, artėjant vokiečių divizijos atvykimų į Lietuvą, tai labai gražus pavyzdys buvusių, kadangi jau vasarį išvyksta, galima sakyti, buvusių, ar ne, kurie čia buvo Lietuvoje, ir jų požiūris į mūsų šalį ir į mūsų žmonės. Tai labai gražus yra. Jūsų dienos centre ne tik vaikai su negale, kiek pamenu, ir šiaip vaikai gali lankytis. Ar lankosi? Lankosi. Bet jie pastovus yra. Tai nėra kaip į žaidimų kambarį, kad kiti galvoja, ateinu, pažaisiu. Tai yra pastovus vaikai, kurie lankosi ir per tuos 2 metus mes išaugom nuo 15 vaikų iki 25. Pasikėlėm akreditaciją, žodžiu, ir visada mano buvo noras, kad visi vaikai būtų kartu. Ir mūsų šūkis yra erdvė visiems vaikams.
Todėl aš ir klausiu apie tuos Taip, vaikus, kurie... Tai yra vaikai, dabar vaikai su negale yra apie 40%. Ir jie yra visi kartu. Ir vis dar labai liūdna, kad velkasi tas šleifas, kad dienos centruose yra tik tai asocialių šeimų vaikai. Tai yra tikrai netiesa. Tai yra, nežinau, ar gerai taip sakyti, normalių šeimų vaikai. Tiesiog ne visos šeimos išgali vaikam apmokėti įvairius būrelius po pamokų. Tai yra popamokinė vaikų užimtumo vieta. Ir jie tiesiog ateina pas mus praleisti laiką, mes įvairias edukacijas suteikiam, karšti pietus kasdien pagaminti būtent mūsų vaikam. Tai prie dabartinio užimtumo aš kad ir vakar ryte važiuodamas anksti ir grįždamas vėlai, per piką ne vėlai, bet stebėjausi, kiek yra mažai mašinų ir po to prisiminiau, kad tiesiog moksleivių atostogų šiuo metu ir kaip tai jaučiasi, tai prie viso to gyvenimo rato, tos skubos tėvams turėti, kur ramiai palikti savo vaikučius, žinot, kad jais bus pasirūpinta, pamaitinta, tai yra čia nieko. Man tai atrodo, tai yra nuostabu. Fantastika. Jo, ir kai Kalėdų rytą rašo vaikai, nes mes turime irgi čatą su vaikais, kurie lanko, o tai mes šiandien galime ateiti į dienos centrą ir mes sakom, šiandien Kalėdos. Pabūkite jau namuose. Taip, tai tiem vaikam ir kai paklausi vaikų, tarkim, kaip tu jauties, ar tau čia viskas gerai, sakė, bele kaip fainai. Tai, atrodo, ta emocija nesuvaidinta, nes, jie tikrai, jeigu jiem bus nefainai, jie ir pasako. Taip, vaikai nemeluos. Taip. Ir tas momentas, kad vaikai, kurie sveiki yra ar ne, su savo bendramžiais, kurie turi negalį vieną ar kitą bendrauja, kaip tas bendravimas, ką jūs matote vaikų bendravime? Mes taip kažkaip pastebėjom, kad turbūt tiem sveikiem vaikučiam yra naudingiau turbūt tarp kitokių vaikų ir matyti. Ir jie tokie, tarsi jų bendruomenė. Ir jie labai globoja tos mūsų speciukus, labai jais rūpinasi. Ir mes turim ir su sunkia negale vaikų, ir su lengvesniais tiesiog spec poreikiais. Bet jie tokie, kaip vienas už visus. Ir tie vaikai jau nebepasakys, kodėl ten tas vaikas vežimėlį užaugė. Tikrai ne. Ir kiek būna, ateina tie mūsų sveiki, tarkim, ar ne vaikučiai, atsiveda kokį klasioką, kuris irgi nori, nes čia labai faina, tai atsiveda ir tada jau tu matai, kaip tas, kuris atsivedė tą draugą, pasakoja taisyklės. Čia tu žinok, va šitas, tai čia jau reikia su juo gražiai. Ir tas, toks labai faina, kai matai, kaip jie vieni už kitus, jie globoja, jie rūpinasi ir turim tikrai, kur ir nekalbantis berniukas, jis yra visiškai toksai, emocijom daugiau bendraujantis. Atsiveda jį už rankos, pasisodina, paduoda dėlioti kokią nors ten dėlionę ir kad kartu vis tiek būnam. Nepalieka, tai toks labai, labai geras jausmas, kai matai, kiek daug tai duoda. Bet jūs kaip mokytoja realizavot save kaip mokytoja dar daugiau tikriausiai, negu jeigu būtumėt likusi tik anglų kalbos mokytoja. Jūs dabar tapote tiems vaikams gyvenimo mokytoja. Gal. Taip. Gal, bet vis tiek su vaikais, visą laiką man labai patiko su vaikais. Tai taip kažkaip labai džiaugiuosi, būdama ten, kur esu. Kokios svajonės? Turite dar kažkokių svajonių? Galbūt jau didesnių erdvių reikia? Erdvių ne, bet po truputį einam link dienos globos licenzijos, kad galėtume priimti ir vaikus su sunkia negale, kad būtų ne tik dienos priežiūra, bet ir dienos globa, kai vaikai gali nuo ryto iki vakaro pas mus būti, žodžiu, svajonė yra išsiplėsti ir dar daugiau suteikti paslaugų, kad daugiau tėvų gautų tą pagalbą. Ir toks kaip jūsų centras, kiek aš žinau, ne vienas yra Kaune. Taip. Yra ir daugiau tokių, tai kad kiti nesijaustų nuskriausti, kreipkitės, pakalbėsime, jeigu tik tai jums bus noras, nes ir pats esu lankęsis ne tik jūsų. Ir man buvo didelis labai įspūdis matant žmonės, kurie ten dirba, nes tu matai, kad ten turbūt atsitiktiniai negali žmonės dirbti. Ten yra tie, kurie tiki tuo, ką daro ir tai, ką nori daryti. Ir tie vaikai jie laimingi yra. Tikrai taip. Ir tie vaikai yra laimingi, nors kaip jos ten ar su negale, ar speciukais, ar kaip, bet jie yra vaikai. Taip. Tai labai jums ačiū už tai, ką jūs darot. Ačiū, kad apsilankėt, ačiū žiūrėjusiems. Pasimatysime kitoje Kauno dienos studijoje. Iki.